Išeminė širdies liga – tai ilgas pavadinimas, bet reiškia paprastą dalyką. Tai atsitinka, kai jūsų širdis negauna pakankamai kraujo. Dažniausiai tai nutinka dėl apnašų kaupimosi arterijose. Apnašas sudaro riebalai, cholesterolis ir kitos medžiagos jūsų kraujyje. Laikui bėgant, apnašos kietėja ir siaurina arterijas, todėl kraujui sunkiau tekėti. Įsivaizduokite savo arterijas kaip vamzdžius. Kai kaupiasi apnašos, tai tarsi rūdys vamzdžių viduje, dėl kurių vandeniui sunkiau pratekėti. Šis užsikimšimas gali sukelti krūtinės skausmą, dusulį ir net širdies smūgį. Tai, ką valgote, labai svarbu jūsų širdies sveikatai. Mityba, kurioje gausu sočiųjų ir transriebalų rūgščių, cholesterolio, druskos ir cukraus, prisideda prie apnašų kaupimosi. Įsivaizduokite savo arterijas kaip greitkelius, o šis nesveikas maistas yra tarsi kamščiai, viską užkemšantis. Verčiau užpildykite savo lėkštę širdies sveikatai palankiais produktais. Vaisiai, daržovės, pilno grūdo produktai, ankštiniai augalai ir riešutai yra tarsi eismo reguliuotojai, užtikrinantys sklandų judėjimą. Juose gausu skaidulų, antioksidantų ir gerųjų riebalų, kurie padeda mažinti cholesterolį ir palaikyti arterijų švarą. Reguliarus mankštinimasis yra naudingas ne tik jūsų liemeniui, bet ir jūsų širdžiai. Kai sportuojate, jūsų širdis plaka greičiau, o tai padeda pagerinti kraujotaką ir sustiprinti širdies raumenį. Stenkitės bent 30 minučių per dieną, daugiausia savaitės dienų, atlikti vidutinio intensyvumo pratimus. Tai gali būti greitas ėjimas, važiavimas dviračiu, plaukimas ar šokiai, bet kas padidina jūsų širdies ritmą. Įsivaizduokite tai kaip kasdienį širdies apšilimą, kuris užtikrins jos sklandų darbą ilgus metus. Net jei jaučiatės puikiai, reguliarūs medicininiai patikrinimai yra būtini, norint išvengti išeminės širdies ligos. Įsivaizduokite tai kaip reguliarią automobilio techninę priežiūrą. Galbūt nepastebite jokių problemų, bet mechanikas gali pastebėti galimas problemas, kol jos netampa rimtomis. Patikrinimo metu gydytojas gali patikrinti jūsų kraujospūdį, cholesterolio kiekį ir kitus svarbius rodiklius. Jis gali įvertinti jūsų rizikos veiksnius ir pateikti asmeninių patarimų, kaip išlaikyti širdį sveiką. Ankstyva diagnostika yra labai svarbi.